jau pas mus tampa tradicija laiptuose, kad parodos ne tik atidaromos, bet ir uždaromos. Uždarant irgi susitinkam su parodos dailininku, šiuo atveju su juo ir su jo draugu. Taigi šiandien pabaiga vizito iš Mažosios Lietuvos, Ernesto Žvaigždinio parodos. Ir pats autorius čia su mumis. Ir taip pat atvykęs jo draugas, filosofas Arvydas Pipalius, kuris mes čia pasikalbėjom jau truputį su juo, įsikalbėjom. Ne tik dailės žinovas, mylėtojas, bet ir visų menų. Šiaip mūsų daugelis sako, kad yra 7, iš tikrųjų jos 9. Tai Arvydas visų jų žinovas. Dar kad šioj parodoj įdomu, kad sekanti mūsų paroda iš kolekcininkų fondų ir lietuvių dailininkų ten darbai, klasikų daugiausiai, ir vadinasi 20 amžiaus lietuviškas koloritas. Čia Kornelijus tą pavadinimą sugalvojo mūsų. Ir, žodžiu, ta paroda tarsi įvadas į aną parodą, tarsi tęstimas, nes čia irgi koloritas gan puikus pas Ernestą darbuose. Aš tai žiūriuosi vieno tas jo darbų koloritų ir faktūrą. Tas toks negailėjimas dažų, matomai žmogus neskupus, ne, žemaitis yra, tai žodžiu. Tai va, ir Liutauro Degėsio tokią radau žinutę Facebook'e parašytą apie kažkokį tai dailininką klaipėdietį, kad jis 30 metų dirba ir tapo Klaipėdoje, bet žinomas visoje Lietuvoje. Tai ten truputį tas toks humoras, tokia špilka Degėsio įmesta. Ir, žodžiu, ir tada aš visą mūsų spaudą pervilčiau, kur mes rašome. Jau pas mūsų sakau pralindo toks sakinys, bet pas mus nepralindęs, jo to sakinio nebuvo. Reiškia kažkas kitas iš Klaipėdos. Tai va, tai pirmiausiai gal nuo pačio Ernesto, kadangi sėdam ir pradžia visą, kad mes susipažintumėm su pasakoju. Kokia pradžia buvo Klaipėdoje? Klaipėdoje, kur? Aš galiu įsiterpti. Kaip provokatorius čia pakviestas. Šitą, mes su Ernestu kalbėjom apie praeitį ir patirtį. Ir aš dabar nenoriu įsiterpti, jūs pats papasakoti. Jo, tai apie tai aš norėjau pasakyti. Sėdam tai turbūt paprasčiausiai. Apie praeitį. Praeitis, kas ta praeitis? Labai taip man sunku apie biografiją kažkokią, tai čia šnekėti. Visą sąmoningą gyvenimą, tai kiek prisimenu, domėjaus tapyba. Tapyba tokiame ir likau. Tokiame. O kas ten buvo to, ir ano, ir šio, ir parodų, ir nesėkmių galbūt. Reiškia viskas kaip pas normalius žmonės. Gal mes nepradėkim tardymą menininką, kažkaip tai. Nes kažkaip nuo tardymo gal paskui į antrą etapą pereikim. Jūs šiaip įsitarėt apie tapybos praeitį ir taip toliau, kaip visą gyvenimą tepėt storais dažais ir taip toliau. Tai vat, aš sakiau, kad mes vaikų ekskursijas vedžiodavom čia ir aš leidau jiem jūsų dažus liesti. Drobės teisingiau. Taip, Kornelijau. Čia gal net skupumas ar neskupumas. Mano išraiška tokia yra. Man tapyba yra spalva, faktūra ir šita, kad jinai brangiai kainuoja potėpiais kažkokioj parodoj, kažkokio interviu atsimenu. Man yra užklausė, tu labai turtingas, turbūt. Taip, tubikas išspaudė ir nėra potėpio. Tai bet čia man tas antrailis dalykas. Jeigu negali savęs realizuoti, tau trukdo nedateklius dažų, tada. Ne, aš klausiu ne apie tai.
jūs sugebat daryti tokius nuostabius dalykus, kaip, pavyzdžiui, tie vaikai jūsų darbus čiupinėja ir jūs leidžiate tai daryti, kaip aš leidau jam, nesakau, jis Ne, tai labai gražu. Todėl, kad jie jaučia patys. Ir jūs turite tą jausmą, kurį atiduodat. Tai va, tai aš apie tai norėjau. Tai čia toks atradimas, čia nauja forma, galima sakyti, mano darbus prašom čiupinėti. Tai irgi geras atradimas. Tai yra pačiupinėta ir taip, kad dar šlapės darbas būna, tada jau būna bendra autorystė, žinot, vaikai paėmė ten ir prabraukė. Ir tikrai aš esu ne vieną darbą, taip atsimenu, vaikai dadeda potėpį gerą. Aš Jurgelį tapytoją savo draugą atsimenu, kai jisai duodavo savo vaikimečiam pabaigti darbą. Bet čia toks juodas humoras. Ne, tai jie gyvena gyvenimą, sakykime. Kas yra paveikslas, jeigu tu jį nutapai ir jis... Tai čia yra toks noras prisiliesti, tai irgi matyti dalis paveikslo tokio... Dalis paveikslo, matyti tos emocijos, jeigu nori prisiliesti, ne? Nori pamatyti, nori kaip ten prisiliesti, tai čia yra. Dviejų dailininkų pokalbis, tai jis be pabaigos turbūt gali būti, reiškia. Ja. Nes Kornelijus iškart mane nustebino, jis pakabino paveikslą kitaip, tai sakau, čia turbūt tapytojas, jam taip atrodė. Bet aš prieisiu iš karto prie kito reikalo, kad Ernestas atvyko labai gerai, atidarė mane vienas, kitas dailininkas Juozas Vosylius atlydėjo, irgi puikus ten pabendravimas buvo šį kartą ir Arvydas. Tai gal pradėkime nuo Arvydo, jis gan susipažinęs, kaip sakiau, su visais menais, su Ernestu. Gerai, ačiū, kad jūs taip mane pristatėt, aišku, kad taip negali būti, aš galbūt esu visų menų vartotojas, taip reikėtų tą dalyką įvardinti, bet žinot, kaip labai dažnai būna pokalbiai apie meną, jie pavirsta tokiu pokalbiu dviejų aklųjų apie spalvas. Ir man atrodo, kad reikėtų pradėti nuo tokio galbūt platesnio horizonto, ta gaida, kurią mes dar pradedam, gal jinai tokia pabaigai tinka, o ne pradžiai. Aš manau, kad, pradėkim gal nuo to. Šiandien yra balandžio 14, ar ne? Gal kas žinot, kuo šita data yra įžymė? Balandžio 14. Taip iš karto nieks nepasakys. Aš vakar atsidariau kompiuterį ir pasižiūrėjau, kas buvo balandžio 14. Balandžio 14 paskendo Titanikas. Prieš 112 metų. Va. Bet tai istorinis faktas, kaip ten kas buvo, ledkalnis ar dar kažkas. Tai ne taip jau ir svarbu. Svarbu mūsų, sakysim, tai meniniai plotmėj. Įdomus faktas yra toks, kad 14 metų prieš šitą įvykį, 1998 metais, toks Miltonas Robinsonas išspausdino literatūrinį kūrinį, kuris vadinasi Tuštybė arba Titano kažkaip pleištas išvertas, turbūt ar nuolaužas, va taip. Ir kur buvo aprašyta visa istorija. Kur buvo aprašyta istorija, kaip tokį laivą statė, patį didžiausią, patį saugiausią ir kaip jis paskendo. Vadinasi, 14 metų prieš tai. Meninis kūrinys, dabar dar jis nėra koks nors ten Tekerėjus rašytojas ar ne, arba ten panašaus ar Džekas Londonas, bet meno kūrinys. Ir kas čia svarbiausia yra šitoje vietoje? Man atrodo, kad menas yra kažkoks tai dalykas veikla pranašiška. Tai yra, menas turi tą kasandriškai pradą. Ir to kasandriškojo prado reikia ieškoti visoje menininko veikloje. Ne? Menininkas yra savotiška Dievo plunksna, adata galbūt, ar ne, kurios pagalba yra padaromas kažkoks tai tikrovės projektas, ar ne, paskui kuris būtinai įvyksta. Ir tame yra meno turbūt pati pagrindinė esmė. Ar ne? Aš manyčiau, kad ar tai būtų Ernestas ar kitas koks menininkas, visada savo kūriniu jisai mėgina užmegzti kažkokią komunikaciją. Su kuo ta komunikacija gali būti? Gali būti įvairiai. Su kitų žmogum, su eilė žmonių, su Dievu.
vadinasi, iš vis jis gali nežinoti, su kuo jis bendrauja, ar ne, mes labai dažnai tada pasakom, kad jisai gyvena haliucinacijų pasaulyje. Ar ne? Bet tas Bodlero pasakymas apie menininką kaip tokią dievo adatą, jis yra labai teisingas. Ir kada žmogų pažįsti daug metų, tai labai gerai pasitvirtina. Dabar tą kalbėjimą apie meną, kad ir apie tą paveikslą, apie šitą parodą, jį galima iš įvairaus kampo pažiūrėti. Ar ne? Vadinasi, jeigu aš dabar žiūrėsiu į tą paveikslą kaip į kažkokį tai man siunčiamą laišką, ar ne, tai aš galiu žiūrėti, sakysim, iš to žiūrovo pusės. Žiūrovo pusės ir tada ten, kas man patinka, nepatinka, kažkokie tokie dalykai pradeda veikti, ar ne, galiausiai galima pažiūrėti iš menininko pusės. Tu tą menininką žinai, tu paprastai jau apie klasikus, kada šnekama, kada jau jie yra mirę, apie juos viskas yra parašyta, apie juos viskas yra žinoma. Vat, aš to nelinkiu, tapti tokiu greitų klasikų, ne? Pagyvenk. Ir tada mes gaunam kažkokią tai daugiau tokios kūrybos psichologijos kažkokį naratyvą, ar ne? Jeigu mes šnekam iš tos tokios patiko, nepatiko, daugiau visai tas naratyvas toks sociologinis gaunasi. Galiausiai, jeigu pradedam šnekėti apie stilių, spalvas ir tas pokalbis, jis irgi nėra labai gilus. Jis toks daugiau gaunasi, kaip sakysim, tokios daugiau ženklų sistemos aiškinimas. Jis, aišku, geriausiai būtų, kad mes galėtum apie viską kalbėti, ar ne? Tai va, tas kalbėjimas apie viską, jis yra sunkus, jis nėra lengvas, mes turim pažinti, su kuo mes turim reikalą, mes turim žinoti ne tik tai jo dabartinę būseną, mes turim žinoti jo visą kūrybą, kad kažką tai pasakyti apie dabartinę jo kūrybą, ar ne? Nu, man likimas davė tokią laimę, kad aš Ernestą pažįstu, taip, man buvo metų turbūt 16, Ernestui buvo 18, kada mes susipažinom. Tai buvo tokie jau paskutinis tarybinės, sovietinės, sakysim, tos struktūros dešimtmetis, ar ne? Ir mes buvom tada, taip vadinami hipiai turbūt, ar ne? Hipizmo buvo epocha. Ir toj hipizmo ideologijai, ten tos ideologijos kaip tokios ir nebuvo, bet buvo turbūt pagrindinis dalykas, tai toks mėginimas laisvės surasti toj tokioj gana griežtoj suvaržytoj visuomeniai atrasti kažkokią tai laisvės elementą. Ir menas buvo kaip tik ta mažiausiai politiškai angažuotas sritis. Ir aš todėl galvoju, kad čia jo pasirinkimas meno, tai jis buvo dėsningas. Tiesiog tas laisvės norėjimas būtent per šitą. Ir paskui, aišku, skirtingai susiklostė. Tas hipių judėjimas sėkmingai mirė, vadinasi, Ernestas tapo menininku, aš tapau filosofu, ir paskui dar daug kuo. O paskui dar kokį momentą norėčiau pasakyti, tai kad Ernesto kūrybai visą laiką jaučiamas yra toksai, sakysim, tas mūsų vietinis koloritas, ar ne? Ernestas daug pasaulio apkeliavęs, daug pasaulio matęs, bet jis visada išlaikė tą klaipėdietišką kažkokį vaizdą. Tai yra Klaipėdos miestas, jis gali būti vienokiu ar kitokiu būdu, bet jis visada yra atpažįstamas, ar ne? Visada mes atrasim kokią nors jūros paukštį, ar ne? Mes atrasim mūsų moteris Klaipėdos, kurias mes taip galim irgi atpažinti jas kaip Klaipėdos, ar ne? Ir aš manyčiau, kad jam ta menininko, sakysim, tas likimas jis buvo lemtas tiesiog, ar ne? Buvo lemtas to noro laisvės. Aš manau, ir pavardė pati tokia, jis galėjo būti žvaigždamas. Nu, tai arba menininkas, arba futbolistas, tik tai turbūt, ne? Daugiau niekur tokia pavardė netinka, nu kaip leitenantas žvaigždinas, o ne šis, ne tas, arba ten koks, dar kapitonas tik, ar ne, jūrinis. Tai aš kaip tik išvardinau tas jo sritis, kuris labiausiai ir gal ir pasireiškia, ar ne? Tai norėčiau pasakyti, kad aplamai esu dėkingas likimui, kad kažkaip tai mūsų gyvenimai taip ėjo paraleliai, mes visada viens kitą matėm,
paskui ir universitete ilgus metus mes buvom kartu, mūsų bendri draugai, sakysim, kas dar bendro. Kažkada tai aš pamenu tokią paną turėjau iš tavo žmonos klasės, ar ne, tai va. Tai kažkaip tai pasaulis toks mažas. Net ir važiuojant šiandien man paskambino viena moteris, sako, perduok linkėjimų žvaigždžią, tai va, tu su juo važiuoji. Tai mes turim tą tokį bendrystę Klaipėdos, kaip jūs turbūt šiauliečiai, va, tokie šilti žmonės, žinai, aš svetimu jaučiuosi labai Vilniui kažkur, ten visi susireikšminę, bet aš noriu pridurti prie Arvydo, jis, kaip pasakė, man buvo 18, jam 16, kai aš buvau menininkas, taip, kai man buvo 18, aš buvau menininkas, žinot, kaip ten dabar rodo. Dabar aš nebe menininkas, aš dabar noriu būti tapytojas. Čia yra skirtumas, turėtumėt taip suprasti, ką aš noriu pasakyti. Menininkas esi, kai tau 20 metų sparneliais skrendi. Menininkas yra daugiau laikysena, o tapytojas jau yra profesija. Paradinė pusė tokia. Ar visi tapytojai nelabai mėgsta, kai jūs menininkais pavadinate? Nu, vat kažkodėl, nes kažkoks, vat man tai jau, pavyzdžiui, nesinoris būti menininku, ten visi šokeliu. Tiesa, marškinius susidėjau dėl jūsų, čia mano išeiginiai. Čia aš toks savotiškas įsišokimas. Tai gal tada baigiam tą paskaitinę pusę ir tada perėmėm prie klausimų. Prašau, prikovatinus, neperžiūrėjau tų darbų, bet tik pajutau kažką, tai pajutau, kad, čia tikri dalykai. Menas kas tai yra, tiek literatūra, poezija, jeigu tau sukelia kažką viduje, jausmą kažką, čia yra menas. Jeigu ne, čia nesvarbu, abstraktu, šitą naturalistišką, bet jeigu tavo viduje neatsiliepia, čia ne menas. O čia kažką pajutau. Turi atsirasti elektrinis ryšys tarp objektą ir subjektą. Tai tikrai ačiū, bet žiūrėkit, mano ir kertiniai dalykai tokie yra. Tai turi būti, kodėl mes mėgstam gryną orą, ten, tikrą duoną, ne kokią sintetinę, ne. Tai taip, čia ir su tapyba turi būti tikra, išnešiota, ne, ten išgyventa ir dar yra svarbu tą, kas sakot, žmonės priima, čia Vilutį klausiau, čia sako, aš savo dar reikalingas, bet palaukit, jeigu dar aš kažkam kitam įdomu, tai dar geriau, ne? Aš savo reikalingas tam, kad dirbti. Bet jeigu dar turi kam parodyti, tai čia yra, prasmė kažkokia. Tai ir aš visada taip susidėliojau, kad nenutolti nuo žmonių. Aš nesu realistas visai savo tapybai. Kažkam tai aš esu tepliotojas, savo babai terliotojas. Bet man buvo kertiniai dalykai, aš atsimenu tokį laišką popiežiui, kažkam gal esu čia minėjęs, gal Izoldai telefonu. Sako, laiškas tapytojams buvo. Man tiek įstrigo ir iki šiol ir turbūt visam laikui, kad menininkai nenutolkit nuo žmonių, nes, sako, žmonės nuo jūsų nusisuks. Paprasta, bet reiškia, tai todėl nenori būti menininku. Suprantate, biški tokią kontekstą, ne? Menininkai, jie skraido, jie taip ir turi būti jauni, jie vidinė revoliucija, ten verda kraujas, skrenda, nudega sparnus, nusilaužo sprandus. O po to, jeigu tu išgyveni, taip, tą tokį polėkį, kur irgi reiškia, menui tai reikalinga, bet tada tu ramiau žiūri, tada tu daraisi jau biški toks, reiškia, save disciplinuoji, kad jeigu tapai, tai tu turi ištapyti, o ne nudažyti, va tapytoje sėdi Birutė. Mes turim nedažyti, o turim ištapyti. Tai čia, nutraukiau, reiškia, tą jūsų kalbą, į tą pusę, ne, taip sakyti. Kartu šitą pasižiūrė realistinį paveikslą, nuotrauką, bet jeigu ten nėra to vidaus kažkokio, jeigu man nieko nesukelia tokio viduj, aš skaitau, kad tai ne. Tie darbai, šilti,
man malonus, man patiko. Nors tebeakiniu, bet šitą vis tiek šokau. Nu, tai, kaip Kornelijus sako, galima paliesti. Ne, tai čia ir esmė yra ta, kad negalima kopijuoti to, kas yra gamtos, reiškia. Sako, graži jūra, graži gamta, taip jinai ir yra, bet jos, tu turi per save, kam tu darai? Tu darai tam, kad per save parodyt save. Tai taip. Dievo vieta užimta jau. Ne, tai ta prasme, ne taip. Arvydai, Tu gali tik save parodyti. Save? Ar paties kūryboje etapai kažkokie buvo? Be abejo, taip. Aš, pavyzdžiui, gal aš klystu, bet aš pirmuose darbuose pažiūrėjau, kažkaip man žmonių tada, bet tie mažai žmonės tik tai vėliau atsirado. Gal aš klystu, gal aš tai nepastebėjau. Gal pradėjau žmonės daugiau mylėti. Taigi paroda ir aktų yra moteriškų pasiekimų. Vilnių turėjau, va taip man sutapo. Sulūžo koja, operacija, ten daktarai, menininkai irgi ten netaip apjovė, reiškia, ką aš pyksiu, taip. O suprogramuotos parodos, kaip ir su jumis, reiškia, tam prieš metus, kur reikia žodžio laikytis, aš raišas su visokiam lasdom. Tai Vilnių turėjau irgi parodą, tai su moterim. Moterim buvo vienos moteris, visi paklaiko. Kiek aš tų moterų turėjau, reiškia. Bet man jos visos, sakau, asocijuojasi ir pas jūs taip pat sakiau. Man tas yra su moterim, tai ne tai, kad ten aktas napytas. Ne, tas toks mūsų krašto va, tokia tema, man moteris būtinai turi būti. Kuršių nerija, tokia, va, ne, tokia. Čia mano tokia, Eglė Žalčių karalienė, ne? Ne, čia tai jau biški kitaip. Čia yra klasika. Ernestai, aš galiu jūsų klausti. Jų moteris kada graži ar įdomi? Čia paklausiai. Turi būti taip ir taip. O kas yra gražu? Jo, savoka. Jo. Kas yra akis, ane? Kas yra protas, ane? Kas yra... viskas sudėdė. O kaip tu atimsi grožį ir protą? Reikim tokios išlygos. Visos moteris yra gražios. Taip. Nereikia ginčytis dėl tų dalykų. Ypač kūryboje. Ypač kūryboje. Kartais gerai, kad jos tyli, kartais gerai, kad jos šneka, kartais... Visko gerai, o kas mes tokie, mes irgi tie patys žmonės. Aš neskirstau šioj vietoj. Tavo klausime neskirstau. Turėsiu paslaptį. Neskirstau, aš šiaip, retoriškai paklausiau. Tai aš Mikalojų Vilutį gerai atsimenu šitą, kai jis man yra pasakęs, sako, su Saviškiai sėdimės, pas mane dirbtuvė ir Mikalojus tenai pykstant kažko pasaulyje. O ko jūs, sako, nesipykstat? Aš, sako, negaliu nesipykti. Man biški gaila to periodo, kad dabar, reiškia, ar vyras, ar moteris, beveik tas pats. Aš šalininkas už gamtos dėsnius, sakykime, ne? Užtenka tos fantazijos kūrėjui. Kaip ten sakė, su Izolda šnekėjom. Einšteinas man labai patiko, kad jis ten prikūrė visokių nesąmonių, bet sakė, žinios tai yra niekalai prieš vaizduotę. Nors ir mokslas vaizduotė, ne? Bet vaizduotė ta būtent, visur yra kūryba. Bet labai teisingai jūs pasakėt, visur yra kūryba. Dabar paklausė gražu įdomu. Aš asmeniškai senai sprendžiu tą klausimą, bet 3 bereikšmiai žodžiai. Čia toks klausimas. Gražu, gerai, įdomu. Jie paprasčiausiai yra... Trejybė. Iš vienos pusės, jeigu apibendrinimui, tai yra auksiniai žodžiai. Bet jeigu tai eina pirmoje eilėje, tai jie yra antiek bereikšmiai, antiek sausi ir neįdomus. Jie reikalauja atitinkamo paaiškinimo. Taip. Jūs turit paaiškinti, kodėl klausėt. Ir jūsų darbuose, prieit pasakyti gražu. Kas yra gražu? Kai prieina ir sako, oi, kokią gražią knygą skaičiau, kokį gerą filmą mačiau.
Tie bereikšmiai žodžiai. Nu, matot, tie bereikšmiai žodžiai yra tokios ribinės kategorijos, kuriam operuoja bet kokia filosofija. Nu, Jo, tai bet ir Dievas lygiai taip, ir gamta lygiai toks pat žodis yra, bet mes kažkaip tai kiekvienas įdedam į tą savoką savo patirtį, savo ilgų kažkokių tai svarstymų rezultatus ir galiausiai atsidūrę prieš paveikslą. Mes negalime pasakyti, net, kad man patinka ar nepatinka, ar ne? Iš mūsų prašom, paaiškink, prašau, kas čia tau patinka, kodėl patinka, kodėl nepatinka, vadinasi, ir taip, tada... Taip, kad apibrėžimais aš negyvenu, pratęsdam, apibrėžimas, užtenka, mokykla buvo, apibrėžimas. Mūsų bičiulis Vytas Valevičius išleido knygą apie moralę. Tai palauk. Kam tas apibrėžimas apie moralę? Jeigu tu gyveni... Sako, žmogus ten artojas ar ką jis gyvena pagal moralę. Jis net nežino, kas tas yra apibrėžimas moralės. Aš gyvenu pagal moralę. Tai va, čia toks dualistinis reikalas, ne? Tai su daug kom taip yra. Aš noriu atsakyti klausimą, gerbiamą filosofą ir taip toliau ir jūsų. Aš kaip dabar atsimenu šitą savo mokytoją profesorių Gečą, man teko pasimokyti. Mes visi norėjom tapybai padaryti šitą realius žmonės, ten akademinė tapyba ir taip toliau. Jis taip ateidavo, rankas susikišęs į savo švarką, sakydavo, klausykit, Dievas yra tenai, jūs nekurkit žmogaus, jūs turite padaryti iliuziją. Na taip. Taip. Tu negali to daryti, kas yra. Tu turi pastangas daryti tą, kad tu jauti, kad tu nori, reiškia, intrigą rasti. Su kažkiek tave išjudinti. Ko aš tapau paveikslus? Aš nežinau, ką aš neturiu ką veikti. Aš galėčiau kaip filosofas, Arvydas, jis turi ką veikti irgi, aš nežinau. Tikras filosofas, toks, Tibete sėdi, reiškia, jis nieko neveikia. Man biški keista toks. Ką? Taip nėra tokio filosofo. Visada yra, veikla yra pirmoje vietoje. Žmogus yra, tai ką, jis valgo, privalgo, po to mąsto, tai ką, jis nieko neveikia. Žmogus yra tam, kad kažką žmogiško daryti, žmogiško. Tai vat. Jungtis smegenyse randa tik nuo piršto judinimo. Tai reikia neužmiršti. Visada. Tai aplamai. Nuo piršto aš plačiaja prasme sakau. Gerai, nuo motorikos. Va taip gerai paprastai turim šnekėti. Kas yra šiandienas? Kažkodėl jam Titanikas. Aš tai buvau pamiršęs Titanikas. Aš irgi taip, žinai. Titanikas. Aš niekad nenorėjau būti paradinis, ten tas... O tai yra šiandien diena, mes bendraujame. Labai fain, Tokia... Sugrįžkite etapus. Į ką? Į etapus. Savo gyvenimo etapus. Laikotarpio suskirstymą pagal save, nes Ričardas jau uždavė klausimą. O ja, nukrypom. Aš niekad nebuvau disciplinuotas su mokiniais. Kokie tie etapai? Aš šiaip etapus labai suskirščiau nuo priklausomų dalykų. Dirbtuvės turėjau, to reiškia dar kažkur turėjau išvažiuoti, parvažiuoti. Buvo toks etapas sovietinis, kur mes augom praktiškai čia visi, viena mergina jaunesnė. 2. O šiaip mes visi tą sovietizmą matėme, Tai tas etapas pagal Arvydą buvo toks laisvės norėjimas. Jo, viskas buvo pogrindį knygos, parodos, kažkur važiuodavom, kažką darydavom. Tai ta kaip ir ne etapas čia toks, sakykime, bet iš to vis tiek... Toks mokymus jau augimas. Jo, toks kažkoks skaitimas, ieškojimas to, ko nėra, bet žinai, kad yra kažkur. Vyresniųjų brolių įtaka. Vyresniųjų brolių įtaka. Jo. Tai jeigu tokia etapą daryti, tai aš turėjau labai fainą mokytoją. Vienintelį nuo vidurinės laikų, aš buvau 4 klasėje, mes susidraugavom, žinot, kai būna pajunti, tą bendrą virpesį tokį, ir išlikom draugais iki pat, kol jis numirė. Tai va toks. Tai vienintelis mokytojas, kur aš neturėjau, jokių tokių mokytojų neturėjau, nei dailės kokios nors ten mokyklos.
kitą istoriją, kodėl aš institutą neįstojau ir nepasakosiu. Tai reiškia, toks etapas buvo po to, kur reiškia, aš labai veržiausi daryti ant tos, kad jaunas tai rodai, nori rodyti ir reikia rodyti. Mane niekur nepriėmė, nes be instituto. Tai toks buvo. Po to aš tas savo tokį ir toks buvo, toks jovalas viduj. Nes tu darai, o nežinai kam, irgi būna liūdna. Po to pas mane atsirado toks etapas, daleiskim jau toks, jo. Toks buvo Floridos etapas, kuris man toks, davė tos tokios laisvės, su laisva Lietuva irgi jo kartu. Aš ten labai daug praleidau laiko, saulė buvo tapyba, buvo tokios pažintys geros. Parodos buvo. Susidūriau su tokiais, reiškia, ne būtim, o buitim, reiškia, ta buitis tokia, tada aš supratau, kad, wow, kaip jeigu turi pinigų, tave gali išsukti, parodoj vienoj paklausė, kiek investuosi į parodą, kiek ten 10-100 tūkstančių, ne, pas mane $100 kišeniai. Supratau, kad iš manęs nepadarys reklamos. Ja. Bet čia tokios detalės, bet mane tai suformavo. Toks periodas buvo. Po to buvo kitoks periodas. Po to aš pradėjau save jau taip, tiesiog būt parodom. O dabar pas mane buvo Šiaulių periodas. Nors šitą parodą sukomplektuotą aš ją norėjau didesnę daryti. Bet va taip, dabar aš pažįstu tą salę, kad kitą kartą, jeigu pakviesit, per daug aukštus leiskit padaryti. Nėra etapų todėl tokių, miela Izolda, kad aš visada buvau ištikimas savo ir aš, etapas, gyvenu čia ir dabar, ir tas periodas mano toks, nežinau, kada jis nutrūks. Aš nekaitalioju, kiti sako, buvo mėlynas periodas, ten raudonas, dar kažkoks, kiek turi dažų, tiek mano. Neskirstau aš etapų, mane tai nesulaužė. Žinot, būna kažkoks būna etapas, ar ten slengstis, tu jį peržengia, eini toliau. Pas mane toks vidinė ramybė mane gal gelbėjo nuo tokių blaškymosi, žinai. Užteko jaunystėje prisibūriavau, audrų mačiau. Reiškia, ten jau pasijauti gamtoj kaip koks degtukas, sparneliai palieki žmogum vėl. Tak, žinot. Neturiu aš etapų, taip save dabar klausiu, ar aš turiu etapus. Buvo etapai tokie, kad vaikai užaugo, anūkai atsirado, su anūkais tapom paveikslus. Ja, tai... Etapai jaunystė, branda ir senatvė, kurios tau nelinkam. Jaunystė, vaikystė. Ja. O dabar jau sugrįžimas į vaikystę, kaip čia prasideda arbit. Neturiu aš etapų, yra gyvenimas, kurį aš myliu žmonės ir man taip kažkaip užtenka. Jūs taip sakot, kad nėra etapų, bet kada žiūri jūsų kūrybą, bent jau tai, ką jūs pristatėte ir išgirsti, ką jūs sakote, tai iš karto matai ir tą buriavimą, ir tą jūsų moterį, ir tą mylimą Klaipėdą. Man tai nuostabu, kada aš pamačiau Varnas, nes čia buvo tokių nuklydusių Šiauliuose, aplink Šiaulius, kada irgi bandyta tą Klaipėdos tokią paukščių antplūdis pervesti į Varnų Respublikas, kur šitam kraštui visiškai netinka, bet būtent jūsų tai ištikimybė ir, atsiprašau, tas jūros siautulys vis tiek jis yra. Jo, nėra jūros, o taip, kai pastebi žmonės, aš tai nepastebiu. Menotyrininkai pastebi, aš nieko nematau. Kada dirbi, negalvoji gal apie nieką, kai iš savęs, iš savo tos. Aš suaugęs esu su ta Klaipėda, aš ją jaučiu, aš nekoks nei imigrantas, nei emigrantas. Aš ten gimiau, augau ir gyvensiu. Tai tas matyti ir atsiliepia, ne? Jo, tas pastovumas ir būtent, kad ta yra tam tikra kaita. Labai gražu, bet per parodos atidarymą tai mes su
Virginijum šito Šimoliūnu taip kalbėjom, sako, aš žiūriu į tos darbus, metu pirmą žvilgsnį ir aš matau batiką. Aš asmeniškai labai daug matau tekstilės, iš vis tiek daug architektūros jūsų darbe, jinai nėra antiek iščiupinėta, kad su smulkmenomis parodyta, bet vis dėlto ar tai būtų kažkokie vaizdai, tokie kompozicijos, tarsi aplikacijos ir jos dengtos, užtapytos, tarsi per inkrustaciją, per tokias skirtingas tekstilės technikas, bet visą tai jūs parodot savaip. Jūs parodot per tą žavesį, kuomet jūs taip kaip laiptais lipat į tapybą per tuos išsluoksniavimus. Spalvos, ar tai mėlyna spalva, ar tai violetas, ar tai žemės spalvos pas jūs atsiranda. Tai būtent tokie žavingi jūsų atradimai. Jūs sakot, jūs ne menininkas, jūs tapytojas. Tai kai jūs pasakėte tą frazę, tai aš iš karto pagalvoju apie amžinatilsį Kernagį. Nes būtent jis sakydavo, neįžeidinėkit manęs, nevadinkit manęs aktorium, aš esu artistas. Tai būtent tas žvilgsnis giluminis, tai yra sąsaja su vidum, tai yra sąsaja su mąstymu ir su ta raiška. Bet jūs ir esat vientisas. Bet tikrai negalima pasakyti ir toj parodoj, kurią jūs pristatot mums, ačiū už ją, ji yra irgi tam tikras etapas. Šiauliai iš tikrųjų yra apdovanoti. Šiuo metu mes turim ir kitą klaipėdiečio parodą, tai Raimondo Urbono, kurios senai nėra. Jūs kalbat, jie susėdę apie hipius. Bičiulis tų laikų, jo. Tai būtent Danguolė Ruškienė atvažiavusi irgi parodą pradeda nuo to, kad tai hipių laikas, tai siekis, tai yra mūsų lietuviško gyvenimo jaunų žmonių revoliucija, eiti, ieškoti, galvoti, atrasti savitai. Čia visiškai ne hipių, tas ilgi plaukai ir kelnes kliauš, čia vidinis tas toks vanė. Tada buvau prieš tą sistemą, tai aš taip įsivaizduoju. Visi taip gyvena. Aš pamenu žodį filosofas, išgirdau pirmą kartą saugume, būdamas 11 klasėje iš tokio majoro Bertulio. Paskui gal kas tas filosofas, pradėjau domėtis, kad tai jūs filosofas, ant manęs jisai. Tai aš ir pradėjau domėtis filosofiją, tokia būdama, galima pasakyti. Taip, jūs teisė, bet tapybiniai dalykai labai gerai žino Kornelijus, čia tik alėjinė tapyba ir galima, kodėl aš sakau, Birutė turbūt žino, kad tu ten turi susigyventi ir auginti tą spalvą. Jinai negali būti nudažyta, jinai turbūt ta mūsų karta tokia su ta tapyba turbūt išeina, ar kaip čia yra, aš nežinau. Nes jaunoji karta dabar turi tą... Čia nes tai yra mūsų kartos optiniai defektai. Bambeklė jau čia mes daromės. Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, ką galvoju. Aš nenoriu, šnekėjom Izoldę, nueiti ir vaidinti, kad aš kažką man patinka, ar kam. Sakau tada, karalius nuogas. Tai dažytojai dabar yra geri dažytojai. Aš jaunystėje dirbau daug darbų paštininkų. Tada mūsų įdarbindavo, reiškia, neturėjo ten dailininko etato viso. Dažytojas, 4 kategorijos. Kad daugiau alga būtų didesnė. Taip. Daug laiko piešė afišas kino teatrui. Į kolūkius važiavom pinigų užsidirbti tą prasme, kad reikėdavo paišyti kokį nors traktoristo. Pirmininkas gerai mokėdavo. Aš nesmerkiu tų laikų tenai su juo, aš nežinau. Vienas klausimas. Jūs apie tapybą užsiminėt, gerbiamas Ernestai. O jums būna, kad jūs darbą numetat ir paskui pasiimat po kiek laiko po... Tai jeigu apie periodus, Izolda, tai dabar mano tas periodas, aš traukiu iš archyvų ir žiūriu, ar suteikti jam dar gyvenimą. Nežinau, kaip čia pavadinti. Ilgai tenka mąstyti, darbas baigtas, su nebaigtas. Ne, iš pirmo jausmo.
kuris yra pats tikriausias toks, o ne, matai? Ir pasako, tau išskanuoja smegenis. O čia tai jau menas, čia menas. Ir va ta klaida yra tokia, pas daug yra, kol. Bet man atrodo, čia tas turi va subrendimo, tas toks, laiku sustoti. A kur sustoti? A kur sustoti, ne? Apie tapybą. Tai aš su tapyba ir bendrauju, ir kalbuosi, žinai. Bendra suprantama kalba. Kartais su žmogum kitum sunkiai susikalbėti. Su tapyba lengviau man. Man vienas toks sakinys labai patiko šioje diskusijoje, kad jūros nėra, o ją jauti. Jauti net ir tavo šeimą ir panašiai. Jo, mes su Malinausku, toks mūsų marionistas yra, Edvardas, klasikas. Ir sakydavau, ko tu nuo to kranto tą jūrą? Nuo to kranto tą jūrą. Tu iš vidaus ją pajusk. Bet čia nepriekaištas, jis ir brevai, myli tą jūrą. Nu. Šitai, nes tu gal bus įdomu, nes kai baigėsi tą parodą uždarimas, čia mes ir įteikėm jam tą atsiliepimus. Atsiliepimai labai puikūs žmonių, tikrai, kas žiūrėjo, gal įdomu tą žinoti. Ir, pavyzdžiui, bet čia nesenai pas mus Alytos Dautartaitės vakaras buvo aktorius. Tai aš jau pradėjau aiškinti, kas šitas yra žvaigždės, kas... Mes pažįstami buvome. Tu sako, mane aiškink, sako, aš pati puikiai žinau. Ja. Mano brolis daugiausiai bendravo, bet mes irgi buvom pažįstami ir tik retai matomės. Taip pati buvo nustebinta, kad kažkur va čia nesitikėjau išvis. Eina atsiminė. Į dalį atsiminė, į dalį labai buvo patenkinta, kadangi jos vakaras vyko tų paveikslų apsuptytai. Aš mačiau Facebook'e, įdėjot jūs ten, žiūriu, Tai va, tai pasaulis mažas. Tai mažas pasaulis, tai aš vaikus taip auklėjau, nedarykit kiaulyščių, nes pasaulis yra mažas, yra apvalus, sugrįš. Ja. Bet jie išaugo, jie dabar mane auklėja, kaip gyventi. Bet aš irgi neklausau. Jūs priminėt gerbiam mūsų marinistą šitą. Malinauską. Tai šitą, bet kaip aš pradėjau tapyti, galiu papasakoti. Aš motociklus visokius taisiau. Mano pirma kategorija šaukalio mechanika, 6 kategorija. Kaip pirmas mano darbas. Tai šitą tėvukas nusivežė į Malinausko parodą Klaipėdai, nes jis iš Kretingos. Aš pakrapščiau ten šitą paveiksliuką atėjęs, kaip aš leidžiu dabar vaikams. O prie Malinauskui matančiam taip nepadarytum. Pas tėvą ir dabar kabo jo paveikslas. Nu, sakau, aš irgi galiu padaryti. Jis sako, tu rimtai gali. Nupirko man daug dėžutę. Kaip dabar atsimenu 310 kapeikų. Na ir nuo to prasidėjo tapyba. Ne, tai visada, kaip, man iškart yra, studentų žiemą ten kartais turiu tokius, tai tas gražu savoka, gražu. Man kai tik pasako gražu, mane supurta, reiškia, kažkur yra ne taip. Gražu. Nu, gražu yra. Tai va su tais gražiais paveikslais, tai va yra taip. Gražu, nu gražu. Bet ne, aš sakau, nu turi būti intriga kažkokia, turi būti tas, už ką kabina. Gražu. Kaip čia gražu? Arba tas gražu savoka yra subjektyvė, ne, mes... Na, va, čia tokia amžinas turbūt tas. Bet tai nereiškia, kad jeigu gražu, tai yra blogai. Nu, tai yra tokias dvi pozicijos. Viena pozicija sako, kad dėl skonio nesiginčijama, o kita pozicija sako, kad yra geras skonis arba blogas. Arvydas, mano bičiulis, va, kažkaip taip išėjo, kad Jozas, nu, negalėjo, ne ką, aš jį dašnekinu, kad jis man turi sutvarkyti, jis labai protingas, reiškia, gerai mokinosi. Tai tą eiliškumą sudės, aš noriu tą knygą savo išleisti 70-mečiui, tai va, nebetoli mano vaikystė. Ne, jo vaikystė. Bet aš taip, žinai, kai jau savo tarpe juokauju, jūs beveik irgi visi tokie savi žmonės, nes kaip būna, parodoje ateina kaip?
giminė, sakom. Tai, giminė, bendraminčiai. Tai būtų. Tai vat, žinot, iš tos smėlio dėžutės taip ir neišlipu. Tai mažai. Ir aš taip studentų savo auklėjau. Jeigu ten tik tai gražu ar ką, nu kaip, nu žaiskit spalvom, tada turėkit džiaugsmą, jeigu ten pradeda filosofiškai mąstyti, o neturi pagrindo. Reiškia, nu, suprantat, gaunasi tas toks, noriu būti mandras, o nesugebu, reiškia, tada reikia, jeigu žmogų anatomiją, o tai kodėl ten laužyta? Todėl, kad jis žino anatomiją, kur laužyti. Nu, ne, kaip tose, reiškia, Pikasas laužo. Ką jis laužos? Pats geriausias pešėjas beveik buvo. Tai čia va toks dalykas, kad nu, turi žinot, ką darai toj vietoj. Ir palikim tą gražų, atvirą dalyką. Nu, kiekvienas mes priimam kitaip. Kaip? Nu, o čia yra... Nu, paglosto mane kartais tas toks, vat, kažkur darau parodą. Vat yra buvę man taip, New York'e. Man tas pats ar New York'e, ar Gargždos. Jeigu kviečia, darau. Negalim, reiškia, ten, tada pasidarai snobas. Tai kažkur žmogus, tai pasakė, tu iš Klaipėdos. Tai, nu, tai, suprantate, tai, nu, fainai. Tai susišaukė tada, žinai, toks kažkoks. Nu, nesvarbu, čia nukrypom. Apie studentus įsimėjai, truputį nuomonė apie studentus. Dabar tas populiarus sakinys, kad piešti nemoka. Ne, aš taip negaliu sakyti. Gal jie taip mato, gal aš nesuprantu. Ne, nebepaišo, nėra poreikio. Čia yra kitur tas pakastas dalykas, nėra poreikio matyti, nu. Kompiuteriai daro, dar daro. Nu, kaip bus su dirbtiniu intelektu ieškėjo, bus su... Kaip tada bus su grožiu, su to suvokimu, bus tobula kažkas, bet bus kaip neįdomu. Viską išskaičiuos, ne, skaitmena, na ir kur, viskas tapytojam baigsis era. Na, tai... Aš tai galvoju, kad nesibaigs. Ne, nu taip, aš tik tai tą, kad išjudinti vis tiek tą. Jo pas dirbtinį intelektą yra parašyta, nebūk tobulas. Nebūk tobulas. Žinot, kokia čia išeitis yra mano manimu. Pabaig mintį. Jėzau, kad nepamiršiu irgi. Nu, sakyk. Mano manimu būtų geriausia taip, kad susirenka bendraminčiai, pamato parodą ir po parodos visi įsidalina paveikslus ir išeina. Supranti, vat. Bet tada menininkai neišgyventų. Vat, kad, kokia problema. Bet tada būtų stimulas, supranti, būtų stimulas menui toliau gyventi. Atsiprašau, Arnai, žinot, galima būti mandagiam ir palikti honorarą. Nu taip, nupirkti, taip. Tipsų. Bet vat, dažniausiai tie, kurie tą meną vartoja, žavisi jo, jie... Tai va tas vartojimo periodas. Negali sumokėti. Dar vieną. Aš praėjęs visą meno istoriją. Picasso, teko matyti jo portretai, kur yra kubistiniai grynai ir šalia modelio nuotraukų. Va, yra kažkas. Tai va tas yra, ką negali apibrėžti. Va, būtent, bet yra. Nu, apie tai ir kalba, kad yra čia tikri dalykai. Vat. Ir šitą, nu gerai, paimkit Malevičių tą kvadratą, juodam fonė juodas kvadratas. Bet jis daėjo pamažu iki to. Na ja. Daėjo. O nesuformuotas stuburas galvoja, kad tai jisai čia yra, nu jo, gali būti pasiekėjo kvadratą, čia dar kam nors numės. Netame, čiagi visas dalykas. Dar šito paskutinis darbas ten buvo elementari drobė ir 4-5 rėžiai peiliu. Nu, mane dar veikia, čia jau atsinešimą į vaiką, į tapybą. Bet dabar yra kur, nu kaip, man atrodo, kad rimtai piešti nemoka, bet ką. Nebereikia matyti, laikmetis tą sako. Ja. Aš to nesuprantu. Tai čia normalu, kad mūsų karta nesupranta. Nu, tai, nu kaip taip gali būti, kad reiškia, nu jiem nereikia. Nu nereikia, nu. Mūsų laikais taip neturi. Nu čia jo, čia visos kartos turi kažkokius, visos kartos turi tų kabliukų. Didžiosios
Tai ten beveik su visais šitai yra tekę susidurti su tapytojais. Na ja, tai va ta. Kągi, šiandien su Ernestu dar kitus planus aptarėm, kad visų klaipėdiečių parodą padaryti. Jo, jūs duosit datą, mes organizuosim su Jozu, atvešim. Pasikviesim Arvydą. Ne, čia ne. Labai gražu toks. Jo, tai Arvydas dabar jau mūsų galerijos Nu. pristatymą. Man dar reikia apie baletą parašyti. Na, ne, tikrai neatsitiktinai Arvydą taip pasiėmiau, kaip čia taip galim pasakyti, ištempiau iš namų nuo Sopkės sekmadienį. Tai... Nu tai. Ką padarysi? Nelabai puiku. Man tai filosofai vienais, aš nežinau, kas pristatinėja menotyrininkas, bet filosofai kartais įdomiau pristatinėja. Menotyrininkai, jie tenais pradeda kapstytis, rasti to, ko nėra. Apie menotyrininkus sakoma, kai klaus menotyrininko, kodėl tu tapai menotyrininku, tai sako, nuo mažens dailės nemėgstu. Bet moka daug tarptautinių žodžių. Nu, kažkoks toks pilstymo periodas yra dabarty irgi to vartotojiškai. Žiūrėkit, kaip vyksta, reiškia, vyksta paroda ir reikia ją apipasakoti tiek, kad iki ten detalių, tai ką, jie nieko nemato patys, tai kaip. Tik aš darau parodą, aš ir noriu daryti, kad tai jūs patys priimtumėt, kaip jums atrodo, o ne kaip aš noriu. Kaip aš noriu, jums visiškai turi būti zin. Tai tas bendravimas turi būti mano, kaip čia, sakykime, aš įdėjau kodą, o jūs kaip priėmėt, čia jau jūs patys įdedate tą. Juk žiūrėkit, mes gyvenam tokį gyvenimą, visą laiką kažką matom, priėmam, išmetam, tas toks ir yra. Žinai, kaip menas visada yra kažkoks tai žaidimas, supranti. Ir tame žaidime kiekvienas turi savo stilistiką. Tikslas yra stilistiką savo rasti. Ir tiek. Ir tu kaip žiūrovas turi tą stilistiką rasti, tu kaip menininkas. Bet čia kaip ar badmintonų žaisi, ar ledo rytulį žaisi, ar meną darysi. Nu tik ne boksą. Boksas arčiau baleto. Bet va čia tau tema. Net, aišku, čia humoras. Tai turbūt dėkosim, dar kas darbus pasižiūrėkit, nes po porą minučių, po keletos minučių jie bus nukabinami, išvažiuos į Klaipėdą. Namo. Kas? Dar galit spėt nusipirkti? Taigi, ačiū tada, ačiū visiems, ačiū atėjusiems, ačiū dailininkams. Ačiū, kad atėjot. Ačiū visiems, tikrai už tą, ką sakau. Aš svarbus, kaip ten Vilutis sakė, man tai patiko. Aš pats savo reikalingas, bet jeigu dar kažkam, tai kažkiek, tai labai smagu.